Sveiki vaikai ir ne vaikai, aš esu Žydrūnas, malonu susipažinti, o čia yra Vėjo paparčio kanalas, kuriame šiandien svečiuosis drakonas. Pasaka Drakonas spąstuose. Senais laikais, kai miškai buvo tankūs, o keliai siauri, vienas žmogus ėjo per girią savo reikalais. Gal norėjo aplankyti savo močiutę, gal norėjo apmokėti sąskaitą už elektrą. Kas dabar pasakys? Ir beeidamas to žmogus rado drakoną. Slibiną spąstuose prispaustą. Nei pajudėti, nei išsivaduoti vargšelis negalėjo. Ir drakonas prabilo. Psst, psst. Ei, ar girdi gerasis žmogau? Pakelk spąstus ir paleisk mane. Aš tau geruoju atsilyginsiu. Prižadu, būsiu tau dėkingas. Žmogus pažvelgė į tą drakoną ir pirmiausia pagalvojo, gal ir pavojinga būtų paleisti tokį milžinišką padarą. Ką? Čia juk ne mažas kačiukas, ar čia ne mažas šuniukas, o ugnimi alsuojantis drakonas. Bet geros širdies buvo tas žmogus ir pasigailėjo kenčiančio padaro. Pakėlė spąstus. Slibinas tada išsilaisvino, išsirąžė, nes labai jau skaudėjo jam nugarą, labai nepatogu gulėti tose spąstuose. Apsidairė ir tarė. Dabar aš jaučiuosi labai alkanas, todėl suvalgysiu tave. Ką? Kaip tai? Juk aš tau padėjau, aš išgelbėjau tave. Žinai, nieko negaliu padaryti. Čia ne mano problema. Toks pasaulis, brangusis. Už gerą darbą dažnai piktų užmokama. Tačiau žmogus neprarado vilties ir tarė. Gerai, pakentėk. Suėsi mane vėliau. Einam dabar mudu abudu keliu ir paklausim 3 sutiktųjų. Jeigu jie visi sakys, kad tavo teisybė, tebūnie, galėsi mane suėsti. Nors šiaip jau aš jau nelabai toks ir skanus. Va, matai? Jokio skonio. Nei kiaulienos, nei vištienos, sakyčiau netgi piu. Reikėjo aišku rankas nusiplauti prieš. Nieko tokio. Žmogaus laimiai tas drakonas iš tikrųjų sutiko pakentėti. Kaip sakoma, gero dalyko verta palaukti. Ir patraukė juodu abudu keliu. Eidami, pirmiausia, jie sutiko seną šunį. Ir žmogus tam senam šuniui viską papasakojo. Šuo kantriai išklausė ir atsiduso. O, jūs žinot, vaikučiai, tai kol aš jaunas buvau, saugojau kiemą dieną ir naktį. O dabar pasenau ir mane išvarė laukan. Taip už gerą darbą tikrai ne visada gero sulauksiu. Slibinas nudžiugo, bet nieko, keliauja toliau ir sutinka seną arklį. Žmogus arkliui irgi papasakojo visą istoriją, paaiškino, kad be arklio kvalifikacijos čia nieko nebus. Jie nori sužinoti jo kvalifikuotą nuomonę šiuo klausimu. Senas arklys ir sako, žinot, jūs padaužos, jums čia rūpi tik paėst, neėst, o aš jau senas. O kol buvau stiprus, ariau laukus ir vežimus tampiau. O dabar, niekam nereikalingas stoju be darbo. Gerumas yra tai atlyginamas gerumu. Bet šiaip ačiū, kad pakalbinot mane, matot, stoju ant lauko per dienas. Labai liūdna. Gal norit užkaisiu arbatos? Kaip tik šokoladinių iškepiau keksiukų. Gal dar įpilsiu ko nors,
Tačiau aišku, kad žmogus su silibinu arklio arbatos negėrė, nes turėjo tikslą. Ir nenorėjo blaškytis. Keliavo toliau. Žmogus eidamas tolyn dar labiau nuliūdo, nes mato, kad jam bus ragas. Bet netrukus jie sutiko lapę. O lapė jų kalbą išklausė ir sako: žinot, mielieji, man čia viskas kaip ir aišku su jumis, bet aš niekaip negaliu suprasti, kaip toks didelis drakonas galėjo į spąstus pakliūti. Žinokit, niekad nesuprantu, netikiu. Kad jūs baikit man čia smegenis pudrinti, parodykit. Ir ką jūs manot? Sugrįžo jie prie tos vietos, kur žmogus rado slibiną, o drakonas, kadangi norėjo visą laiką būti teisus, kaip pastebėjot, net įlindo vidun parodyti, susiraitė tose spąstuose, susirėtė, nors ir nepatogu. Ir tą akimirką lapė tik sprakt ir užtrenkė spąstus. O va, štai tau ir visa teisybė, tarė jinai žmogui. Gerumas tai gerai, bet be išminties galima ir pražūti. Žmogus iš pradžių nesuprato, kas įvyko, bet paskui lapiai padėkojo ir laimingai sugrįžo namo. Aišku, pirmiau susimokėjo sąskaitą už elektrą. Na, o drakonas ten ir liko, kur pats įlindo. Ir nuo tada žmonės dažnai sakydavo: geras būk, bet ir protą turėk. Čia, 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 čia,